Tai matau, kad jau pasileido šitą transliaciją, tai laba diena visiems sugrįžusiems po atostogų ir tiek sprendimo projektų rengėjams, tiek tarybos nariams. Šiandien pradėsime miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdį. Iš viso posėdėje yra 26 klausimai. Tai norėčiau nusišalinti kaip pirmininkė nuo 26 klausimo. Klausimas susijęs su mano darbovietė, tai bet po to pagarsinsiu. O pirmas darbotvarkės klausimas skambėtų taip. Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas, matau, ne meras, o tikriausiai Arnas Ilgauskas. Taip, prašau. Taip, gerbimi komiteto nariai, malonu Jūs vėl matyti po šiek tiek ilgesnės pertraukos ir čia pirmą klausimą jau pristatysiu aš, nes meras yra išvykęs. Tradiciškai, kaip ir kasmet, visuomeniai pasiūlius kandidatus į miesto garbės piliečius, rinkosi garbės piliečių atrankos komisija, kuri šiais metais, rugpjūčio 20 dieną savo posėdį nusprendė tarybai teikti Rolando Gabrielaičio kandidatūrą į miesto garbės piliečius. Todėl buvo parengtas tarybos sprendimo projektas ir pateiktas jūsų žiniai, kaip ir minėjo komiteto pirmininkė šiek tiek anksčiau, kadangi šis sprendimo projektas yra susijęs su asmeniu, tai iš principo užtektų jūsų apsvarstymo komitete ir gal balsavimas šitoje vietoje nėra būtinas, balsavimas jau vyktų pačioje taryboje. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Gal turit kažkokių klausimų pranešėjai? Nematau. Tai kaip ir kalbėjome prieš šitą posėdį, manau, kad tiek pirmoji, tiek antroji klausimų, kadangi tai yra susiję su asmenimis, tai manau, kad mes galėtume balsuoti, šiandien nebalsuotume, o priimtume sprendimus tarybos posėdžio metu. Tai tada būtų tiek, klausimų nematau. Antras darbotvarkės klausimas. Dėl kandidatūros teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui auksinės krivulės riteris gauti. Pranešėjas, matau, prisijungė Egidijus Jankauskas. Prašom, Egidijau, pristatykite klausimą. Sveiki, kolegos. Kaip žinot, Zakiras Medžidovas yra teikiamas į tokį apdovanojimą. Ir jeigu kalbėti apie Zakirą, tai turbūt pristatinėti nereikia, ne visi žinom ir pažįstam, ir kaip oponentą, ir kaip bendražygį. Tuo tarpu tikrai nei vienas turbūt nepasakysit, kad tai nėra aktyvus šiaulietis ir turbūt vienas aktyviausių tarybos narių, kuris parengė daug sprendimo projektų ir dažniausiai mūsų komitete su savo pristatymais besilankantis yra tarybos narys. Tai pamenam, kai dar visai nesenai mes turėdavom labai daug sprendimų projektų su kaip pusę posėdžio meras skaitydavo tiesiog labai ilgas antraštės dėl pritarimo nuomos sutarties sudarimui ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai būdavo tikrai ir 50, ir 60 tų tokių sprendimų, kur turėdavom sėdėti, spaudinėti mygtukų. Tai vat viena iš tokių reikšmingesnių jo iniciatyvų yra, kad būtų nuimta nuo tarybos šita pareiga pritarti ar pratęsti žemės nuomos sutartis. Ir prieš 1,5 metų gerbiamas Zakiras parašė rezoliuciją, kurią mes visi kolegaliai patvirtinom ir perdavėm Seimui. Ir aš manau, kad mūsų visų darbotvarkė ir sutrumpėjo visų šituo, galima sakyti, net per pusę. Ir ne tik mūsų, bet ir visų 60 savivaldybių. Tai manau, kad tiesiog atsiribojant nuo kažkokių asmeniškumų, patinka, nepatinka galbūt kažkam Zakiras. Bet aš manau, kad vien tokia iniciatyva tikrai yra verta to tokio apdovanojimo.
kad palėtė kiekvieną iš mūsų, ir administraciją, ir merą, ir mūsų brangų laiką dabar galim išnaudoti prasmingiau. Taigi, nu čia nuskambėtų ir Šiauliai šitoj vietoj, kad iš Šiaulių ateina tokios geros iniciatyvos, o visa kita yra surašyta aiškinamajam rašte. Tai galbūt tiek, nes jeigu mes neteiksim, tai šiandien yra paskutinė diena iš tikrųjų teikti šitas kandidatūras, tai praleistumėm tiesiog puikią progą už puikų darbą pasiimti apdovanojimą į Šiaulius. Ačiū už projekto pristatymą. Gal turite klausimų pranešėjai? Turiu aš čia klausimų, žiūrėkit. Alio. Taip. Girdime mes Gintautą. Jo. O čia, aš nesupratau, čia pirmą kartą tokį bairį girdžiu, kaip kažkokiam tarybos nariui, kažkokį tai medalį. Tai jeigu trūksta medalį, aš jam kokį nors nulipdysiu iš plastelino ir atnešiu tarybą. Brangus jūsų medaliai, Gintautai, mes neįpirksim jūsų medalių. Kolegos, čia jau replika, kaip ir tarėme. Čia absurdai ir provokacijos, tiesiog, kad žmonės nori provokuoti. Dar tokių nesąmonių nesu girdėjęs, kai kažkam Krivuliai tarybos nariui savivaldybėm teikia ryškias apdovanojimus. Tai čia ir būtų teikiamas savivaldybei, Gintautai, jūs labai daug baubų aplinkui turit kažkaip, tiesiog nusimti tuos asmeniškumus. Eikit, nesąmonių nešnekėkit čia. Klausimas pristatytas, mes balsuosime tarybos posėdžių metu, kadangi tai susijęs su asmeniu, su asmenybė. Ačiū, išklausėme. Klausimų nematau. Kitas klausimas. Ačiū, kad išklausėt. Viso geriausio. Atnešiu medalį aš tau. Nulipdysiu plastelino. Aš sakau, neįpirksiu jūsų medalių. Ne, už dyką duosiu. Pigiai gausi. Ačiū, viso gero. Viso gero. Trečias darbotvarkės klausimas. Kadangi susijęs su biudžeto pakeitimu, tai kas norėtų nusišalinti nuo svarstymo ir prašau balsuokime. Norėtų nusišalinti 3-4 komiteto nariai. Taip, kadangi nebūtų kvorumo, balsuokime dėl nenusišalinimo nuo šito klausimo svarstymo. Trys prabalsavo, gal dar kažkas neprabalsavo? Gal. 4 už nenusišalinimą. Darbotvarkės klausimas skamba taip. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2026 m. vasario 5 dienos sprendimo numeris T-2 dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2026 m. biudžeto ir 2027-2028 metų pajamų ir asignavimų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Vaida Kalasevičienė. Prašom, Vaida. Labą dieną. Sprendimo projektų numatyta patvirtinti patikslintą 26 metų biudžetą. Savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai didėja 1 178,5 tūkstančiais eurų. Iš jų būtų 341,8 tūkstančių eurų ES lėšos skirtos švietimo programai, 134 tūkstančių eurų valstybės biudžeto lėšos skirtos kultūros programai, 133,6 tūkstančių eurų valstybės biudžeto lėšos skirtos ekonominės plėtros programai, Šiaulių pramoninio parko ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros vystymai, 106,5 tūkstančių eurų valstybės biudžeto lėšos skirtos sveikatos programai ir 434,5 tūkstančių eurų didėja įstaigų pajamų lėšos. Šiuo sprendimo projektu tarp programų perskirstom 524,3 tūkstančius eurų. Tai būtų 374,3 tūkstančių eurų mažinamos lėšos, nes lėšų poreikis viešojo transporto kokybės gerinimui
sumažėjo gavus didesnį avansą iš ES, o 150 tūkstančių eurų mažėja, nes gautos valstybės biudžeto lėšos projektavimo darbams, siekiant užtikrinti reikiamus elektros galios pajėgumus Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje. Nepanaudotos lėšos būtų skiriamos vykdomų objektų techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros ekspertizės paslaugų išlaidų apmokėjimai, priedangų infrastruktūros plėtrai, viešosios bibliotekos Spindulio filialo patalpų remontui, Šiaulių kultūros centro darbuotojų darbo užmokesčio poreikio užtikrinimui dėl padidėjusio darbo krūvio jubiliejiniais metais. Tarp asignavimų valdytojų perskirstom 41 000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Tai tiek būtų. Lauksiu klausimų. Ačiū, klaust norėtų, matau Martynas. Klauskit, Martynai. Aš dar norėjau pranešėjos paklausti, priminkit, prašau, čia vėl kitose sekantis bus klausimai, kur ten, sakykime, pridėtas yra kažkoks raštas, o čia vėl yra prirašyta tų raštų. Priminkit, kodėl mes tų raštų negalim matyti kaip tarybos nariai ir kodėl jie negali būti pridėti. Aš nežinau, kodėl ar jūs galit matyti ar ne, ar jūs prieinate prie avilio, tai šitų negaliu atsakyti, o šiaip tai čia yra mūsų darbuotojų raštai ir mes juos traukiam į aiškinamąjį raštą tam, kad būtų dėl mūsų gal pačių, kad būtų aiškumas kadangi apimtis yra labai didelė, keičiant tiek biudžetą, tiek strateginį veiklos planą, kad mes patys nepasimestumėm, iš kur čia tas pakeitimas yra, tai galbūt mums patiems dėl aiškumo būtų, kodėl čia tie pakeitimai yra daromi. Ne, tai čia aš Vaida, suprantu, bet man tas toks visada vis tas klausimas, kai tai ar čia kaip yra atsirenkama, kad pavyzdžiui, mes dabar perskirstom, nemažai čia keli šimtus tūkstančių, būtent, kad pagal tokį raštą. O jeigu ten pagal kitokį raštą, kas nusprendžia, kad pagal tą mes duosim 10 tūkstančių ar 130, nes čia kitur yra parašyta ten kokiu nors, ten, nežinau, protokolo sprendimu, ten darbo grupės sprendimu ir taip toliau, ir taip toliau. Čia dabar kas, jūs nusprendžiat, kad tai mokyklai ar ten kažkam tai duosim, o kitiems neduosim? Mūsų yra patvirtintas strateginio planavimo grupės reglamentas, pagal kurį mes ir dirbam. Mes susirenkam visus raštus tiek iš įstaigų, tiek iš mūsų skyrių. Ir mūsų strateginio planavimo grupė visus raštus analizuoja, vertina ir kam yra pritarta, jeigu tų pinigų yra ir matom, kad poreikis yra tenkintinas, mes rengiame tarybos sprendimą dėl biudžeto ir dėl strateginio veiklos plano pakeitimo. Tai čia tokiu mes principu dirbam ir tie raštai, kas jau ateina į pakeitimą biudžeto, kai šiuo atveju, tai tie raštai yra ir surašyti čia, kiti raštai. Aš tą suprantu, aš dėl ko klausiu, dėl to, kad nenoriu įvardinti įstaigos, nes įstaigos ne vadovas, o pavaduotoja nenori, ta prasme, nenori tą dalyko viešai sakyti, bet man asmeniškai parašė, sakė, ir čia tokia praktika jau ne pirmą kartą yra, ta prasme, kad mes rašom, bet mes negaunam, o kiti parašo, kažkodėl tai kiti gauna. Tai ar pavyzdžiui, iš vis, čia kažkoks yra laikotarpis ar ne, per kurį laikotarpį yra tie parašyti raštai, tai dabar kiek jūs patenkinat? Pavyzdžiui, gaunat ten 100 raštų ir ten iš viso už 1,5 milijono, o pinigų tiek nėra, yra tik milijonas, tai kaip jūs nusprendžiat, kad į kažkokius raštus neatkreipsim dėmesio, o į kažkokius patenkinsim? Visą laiką vertinam, kiek mes turim finansų, kiek mes turim galimybių patenkinti poreikius ir tie raštai, įstaigų raštai visi atkeliauja į kuruojantį skyrių. Tai pirmiausia, tai kuruojantis skyrius vertina, ar tas raštas yra gali toliau praeiti ar negali, ar tikrai tai yra tinkamas tas poreikis, ar galbūt netinkamas. Negaliu atsakyti, kaip skyriai tuos raštus perfiltruoja, bet mes mes gauname informaciją iš skyriaus ir būtent vertinam, mūsų grupė jau vertina jau patekusi raštą būtent iš skyriaus, su jų argumentais, kodėl vienai ar kitai įstaigai, ar vienam ar kitam projektui reikalingos lėšos.
ir vertinam, ar tie pinigai, kiek mes tų pinigų turim ir praktiškai, jeigu tų pinigų yra, tai patenkinam, nu, galėčiau pasakyti, 95%, galbūt netgi kai kuriais atvejais ir 100%. Mūsų grupė renkasi kiekvieną mėnesį, tai jeigu būna, kad vieną mėnesį tų lėšų neturime, nepatenkinam, tai tie klausimai yra atidedami į kitą posėdį. Tai tada vertinam kitą mėnesį ir taip visus metus ir tie raštai vis tiek, bet vienu ar kitu atveju jie pas mumis pakliūna ir praktiškai, nu, galėčiau pasakyti, tai didžioji dauguma, jie yra patenkinami. Ačiū, Vaidai, jūs tikrai jau tą visą eigą nusakėt puikiai. Tai Martynai, turit klausimą? Jo, aš dar, nu tai čia kur vieną jūs irgi paminėjote, tas 374 tūkstančiai lėšos mažinamos, nes lėšų poreikis viešo transporto kokybės gerinimui sumažėjo gavus didesnį avansą iš ES. Tai čia ta Busturo ta programėlė, čia apie šitą. Elektroninis bilietas. Elektroninis bilietas, ne programėlė. Tai čia mes persidengiam, gražinam, ta prasme, čia mes buvom sumokėję iš savivaldybės lėšų ir čia dabar tik persidengiam, ar čia mes papildomai lėšų? Buvo suplanuotos kaip avansas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Gavome ES lėšas ir dabar mes tos lėšos kaip ir atsilaisvino. O tai gavom visas jau lėšas už projektą, ar dar yra negautų? Gal jau čia Ievos paprašysiu pagalbos. Ne, dar negavome, mokėjimo prašymas yra vertinamas, šios lėšos, ta prasme, gražintos dėl to, kad gavome didesnį avansą ES lėšų. Bet tai dabar su paskutiniu mokėjimo prašymu, ką mes ten viską deklaruojam, ar jau kažkokia dalis yra, nu kiek jau yra patvirtinta iš to projekto? Iš to projekto buvo patvirtintos kitos išlaidos, bet buvo numatytas tik vienas galutinis mokėjimas, tai tas galutinis mokėjimas kol kas ir vertinamas ir įmonė įdiegusi elektroninį bilietą nebuvo atliekami tarpiniai mokėjimai, jie ir nebuvo ką deklaruoti tiesiog, o galutinis šiuo metu yra vertinamas. O tai kokia dabar ten situacija, pastebėta kažkokių pastabų, klaidų, savivaldybė atsakinėja, ar viskas tvarko ir tik laukiam, kada įkris lėšos? Nu, ta prasme, pats mokėjimo prašymas, kokia būsenai dabar yra? Vyko patikra vietoje, kažkokių neigiamų pastebėjimų nepastebėta, dar patvirtinto mokėjimo prašymo neturime, gauname klausimų, teikiam atsakymus, bet sakyčiau, kad jau labiau į pabaigą esam, arba jau beveik pabaigoje. Galiu dar klausimą vieną, bet nebejėgai. Jo, tai ir dar paaiškinkit biški čia, kur yra 10,5 tūkstančių lėšos skirtos apsaugotų būstų pirkimo komisijos ir projektų įgyvendinimo darbo grupės narių darbo užmokesčiai. Tai čia iš savivaldybės darbuotojų, savivaldybės darbuotojų darbo grupė tą sudaryti ir jiems mokamas darbo užmokestis, ar čia išorės kažkaip asmenys? Tai gal irgi aš tada atsakysiu taip, savivaldybės. O tai čia kaip, kodėl dabar, ta prasme, dar tai yra darbuotojai, tai dirba sudaryta darbo grupė ir dar papildomai dabar mokam už tai, kad dalyvauja darbo grupiai? Už tai, kad vykdo šias veiklas, taip. Prašom, taip. O čia nauja kažkokia praktika, ar čia visada tai būdavo? Ne, ta prasme priemokos, priemokos už dalyvavimą šioje darbo grupėje, taip. O tai čia nesusiję kažkaip su, čia ne jūs turbūt, čia administracijos direktorius atsakyti, tai aš suprantu, tai darbuotojai dirba savo darbus, už tai gauna atlyginimą, o dabar jeigu tu dalyvauji darbo grupiai, tai dar papildomai gauni pinigų. Tai ar jie čia kažkaip virš savo veiklų, virš nustatytų funkcijų dalyvauja, ar kaip? Na, taip, galimai taip. Tai čia daugiau tokios praktikos yra, daug tokių darbo grupių, kur mes čia taip papildomai mokam, nes įsivaizduoju, darbo grupių daug yra, čia vien tarybos sprendimus, kur Vaida pristatinės, nebūtinai Vaida, apie kuriuos kalbėsim, tai ten daug yra tarybos sprendimų, kad parašyta iškenamajam rašte darbo grupės sprendimu. Tai mes visom darbo grupėm mokam papildomai priedus, ar tik tais šiai darbo grupiai? Apie visas ar ne visas tikrai negaliu atsakyti, bet kad yra daugiau, tai taip, bet atsakyti ar visom ir... Tai galit, ne jūs, o Vaida, galit tada tą informaciją irgi, gal ir kitiem tarybos nariam įdomu, kiek mes, pavyzdžiui, per metus išleidžiam, kiek tokių yra darbo grupių, ar tai yra nesusijęs su darbuotojų, ta prasme, tiesioginiam darbo funkcijom ir
ir čia kada tokia praktika, aš kažkaip nepamenu, kad būtų tokia praktika atsiradus, nežinau, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų komisija, tai irgi grupė, dalyvauja žmonės, ar už tai mes mokam papildomai pinigus, arba ten kokią nors saugaus eismo komisiją, tai ten irgi daug. Supratau, Martynai, iš tiesų šitą klausimą, Vaida, pasižymėkite ir tarybos posėdžių metu argumentuotai pasakykite, kodėl. Ar tai kažkokios yra didžiuliai viršvalandžiai ir žmonėms šitiems reikia mokėti atlygį už tiesiog, yra kažkokios priežastys, kodėl mes dabar turime tai daryti ir viskas. Tada gal dar turit klausimų, Martynai? Dar turiu vieną klausimą. Du dar iš tikrųjų klausimus. Tai vienas yra, čia irgi 41 tūkstantis sutaupytas, lėšos sutaupytos išmokėjus mažiau piniginių premijų abiturientams, gavus daugiau nei 100 balų, ten paskui pirmoko krepšelis. Ir paskui yra lėšos liko Šiaulių valstybinės kolegijos programai Šiaulių miesto žaliasis įvaizdis smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo nesurinkus pakankamai įverčių sumos, kad programa galėtų būti finansuojama. Galit paaiškinti, čia kažkokią mes su kolegija turėjom programą ir koks čia buvo, čia koks nors valstybinis finansavimas, konkursas ar kas, kodėl mes čia. Galbūt detaliai nepasakysiu, bet taip vyksta konkursinės priemonės ir dalyvavo Šiaulių kolegija, bet nematau dabar prisijungusių nieko iš švietimiečių. Tai gal jie galėtų plačiau pakomentuoti, bet principas yra taip, kad taip vyksta konkursinės priemonės vieniems ar kitiems projektams įgyvendinti ir matomai nebuvo surinkta pakankamai balų tam, kad būtų laimėję jie vieną ar kitą konkursą. Tai tiesiog, bet čia kalbu tik tai tiek iš bendro, kiek to supratimo, bet detaliai tai paprašyčiau tada švietimiečių pakomentuoti, bet matau dabar jie kažkodėl neprisijungia yra. Ir paskutinis klausimas. Posėdžio metu šitas klausimas tikrai bus, tada turėtų atsakyti švietimiečiai. Ir paskutinis Šiaulių švietimo kompetencijų centras, lėšos skirtos lietuvių kalbos mokymų Ukrainos karo pabėgėliams organizuoti, 4,5 tūkstančių eurų. Tai, nes mačiau ir strateginį planą irgi persiskaičiau, tai ten irgi kalba eina tik apie Ukrainos karo pabėgėlius. Bet mes turbūt, puikiai matom, kad didesnis poreikis arba didėjantis poreikis tai yra ne tik tai su Ukrainos karo pabėgėliams Šiauliuose, bet ir ne karo pabėgėliams, bet ir atvykusiems pas mus iš kitų šalių ekonominiams migrantams. Taip gal čia reikėtų teisingai pasakyti. Tai neradau aš jokiam nei vienos eilutės, kur būtų numatytos lėšos jiems, pavyzdžiui, papildomai lietuvių kalbos mokytis, ar čia savivaldybė. Kiek žinau, tai jie ne tik tai Ukrainos pabėgėliams, bet ir kitiems, bet aš irgi paprašysiu gal švietimo, kad jie detaliu apie tai atsakytų iš tą klausimą, tai aš pasižymėjau, perduosiu Rūtai. Tai viskas, ačiū, daugiau netokių klausimų. Ačiū, klausimų daugiau nėra. Pastabos užrašytos, atsakymai tarybos posėdžio metu, balsuokim. Penki už, susilaikė 1, pritarta. Ačiū, viso geriausio. Viso gero. 4. darbotvarkės klausimas. Dėl pritarimo investuoti turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių vandenys įstatinį kapitalą. Pranešėja Aistė Petkuvienė. Prašom, Aistė. Labą dieną. Tai projekto tikslas yra investuoti ir kaip nepiniginį įnašą perduoti uždarai akciniai bendrovei Šiaulių vandenys Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamąjį turtą, vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklus nurodytų sprendimo priede, didinant uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių vandenys įstatinį kapitalą 1,494 162,24 € ir išleidžiant 51 594 paprastąsias nematerialiąsias vardines akcijas,
kurių kiekvienos nominalioji vertė 28,96 €. Tam tikra vandentiekio tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir paviršinių lietaus nuotekų infrastruktūros dalis nuosavybės teisė vis dar priklauso Šiaulių miesto savivaldybei, nors pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą geriamojo vandens tiekimo ir arba nuotekų tvarkymo infrastruktūra bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra turi priklausyti viešajam vandens tiekėjui ir paviršinių nuotekų tvarkytojai. Šiuo atveju uždarai akciniai bendroviai Šiaulių vandenis, dėl ko ir esame parengę šį tarybos sprendimo projektą. Ačiū. Klausimų nematau. Aš turiu vieną klausimą. Prašau, klauskit. Dar galit paaiškinti, biški, Aiste, tai mes čia vėl dabar atiduodam atstatomąją vertę, ne, kaip suprantu, nu tą sumą visą. Pats vertinimas yra atliktas kaštų metodu, o perdavimas, tai nežinau, yra direktorius, gal dar gali padėti atsakyti, nes neužakcentuota buvo nieko. Bet šiaip tai taip, kaip ir prieš tai visus tinklus atiduodam, tai lygiai taip pat. Direktoriau, gal galėtume trumpai pakomentuoti? Jo, galėčiau, laba diena. Tai kaip ir visada, čia jau turbūt 8 ar 9 paketas, tai turto investavimas yra investuojama ta vertė, kuri yra nustatyta turto vertinimo ir balansą buhalteriniam taip guli, bet klausimas jūsų turbūt yra susijęs su tuo, kiek ta turto vertė įtakoja po to paslaugos kainą, ar ne? Tai kas priklauso nuo nusidėvėjimo sąnaudų, tai čia yra 2 skirtingi dalykai jau. Kainų reguliuotojas, tai yra kainų reguliavimo taryba, vertina pagal savo metodiką ir rūšiuoja pagal įsigijimo šaltinius, jeigu tarkim ar ne, tai yra dotacijom, subsidijom pastatyti tinklai arba kitas turtas, tai jis yra nevertinamas, tai yra jo nusidėvėjimo sąnaudos į kainas nepatenka. Tai aš jeigu skaičiais pasakyti, sakykime, šiandien dieną yra nuo tų 2017 metų iš viso perduota savivaldybės tinklų paviršinių už beveik 19 milijonų eurų, o iš tos vertės vertas pripažino apie 7 milijonus, tai yra trečdalį turto vertės. Tai ta trečdalis turto vertė jau įtakoja, sakykime, kainodarą ir sąnaudos nuo tos vertės, kurią pripažįsta vertas, patenka į skaičiuojamasias kainas ir vertinama per paslaugos kainas. Nu, jo, nespėjau atsakyti, gerbiamas direktorių, atsakėt, tai aš būtent tą ir atsimenu, kad jūsų dar pirmtakas Jonas Matkevičius, kai mes perdavinėjom, ten nepamenu, 17-18 metais tą turtą, ar ten 19 metų, nuo 19 metų esu tarybui. Tai irgi buvo sakoma, kad čia įtakos nebus ir, ta prasme, čia niekaip neįtakos kaina. Dabar jūs sakot, kad jau trečdalis, 7 milijonai tą kainą įtakoja. Tai pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad kažkokia tai dalis balanse dabar yra, ar ne, turi buhalteriškai nusirašyti kiekvienais metais po kažkokią tai dalį. Tai, jeigu dabar reikėtų, nežinau, taip labai grubiai pasakyti, tai čia už tą kiek procentaliai ar nežinau, centais ar eurais, kiek čia yra, dabar miestiečiai sumoka už tai, kad ta kaina, kur yra perduota, jinai yra paskaičiuota atstatomąją vertę. Ta prasme, mes realiai suprantam, čia yra buhalteriškai, viskas tvarkingai, bet ten tie visi grioviai ir taip toliau, jie ten kažkokios vertės neturi. Vertė yra juos pastatyti ir sukurti infrastruktūrą. Bet jeigu tas griovys, jisai, ar ten tuos, ar ne, pralaidos visokios dar kažkas, daug ten tų lietaus nuotekų yra perduota, tai aš įsivaizduoju, ten kažkokių tai jūs nekasat dar gilesnio griovio ar ten dar kažką, jūs jį prižiūrit, eksploatuojat, ten šalinat visokias, nežinau, žolės ar dar kažką. Tai kiek dabar tie 7 milijonai atsistoja į kainą? Įmanoma čia pasakyti? Jeigu ne iš karto, gal galėtume tada atsiųsti informaciją. Ne, tai gerbiamas Martynai, gal ta prasme dėl to pradžios jūsų klausimo, kiek įtakoja kaina, turbūt visą laiką buvo klausima, kiek įtakoja gyventojams. Tai paviršinių nuotekų tinklų investavimas į įmonės
turtą neįtakoja gyventojams paslaugų kainos, kadangi gyventojai už šitas paslaugas nemoka. Tai čia viena dalis atsakymo, kad teisingai suprasti. Ir ta komunikacija turbūt apie tai buvo, kiek aš ir pats pamenu. Už paviršinės nuotekas moka tik tai abonentai. Tai atitinkamai ten ir ta kainos dalis susidaro. Dabar Ne, nu bet tai bet buhalteriškai tai pas jūs bendram balanse atsiduria tas ir paskui, nu nėra taip, kad tai vertas vertina, tai ką, norit pasakyti, kad čia tik tais verslas moka už lietaus nuotekas. taip, tik tai Nu, verslas. bet visa infrastruktūra, tai jinai nusirašo, nėra kažkur pas jumis atskiras tiekėjas, juridinis, kur tik tais verslui tiekia paslaugas, čia kaip su busturu, nu, kaip buvo ten tas atvejis, kad sako, ne, mes čia stoties čia ne mūsų pajamos ir mums čia nelabai įdomu. Tai tas pats, viskasgi bendram balansė yra. Tai nėra taip. Nėra bendram balanse, mūsų veiklos yra atskirtos ir reguliuojamai veikloje yra viskas atskirta. Yra buhalterinė, sakykime, apskaita ir reguliuojama apskaita, kur reguliuoja vertas ir kas atsistoja į kainas, tai visiškai yra absoliučiai atskirta tiek turtas, tiek sąnaudos, tiek darbuotojų sąnaudos ir visa kita, tai yra visiškai atskirti dalykai. Buhalteriškai taip, nu, bet praktiškai, nu, supratau, gerai. Ir praktiškai, žinokit, nu, tai yra viešai, tarp kitko, mūsų ataskaitos yra skelbiamos reguliuojamos, galite ten puikiai matyti, kaip yra atskirta ir kur kokios sąnaudos gula. Gyventojai tikrai nemoka už paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Už paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nemoka, bet pajamos už paviršinių nuotekų infrastruktūrą jūs gaunat, ta prasme, iš verslo. Taip? Tai jeigu jūs gautumėt 10 kartų daugiau pajamų, ar gyventojams mažėtų vandens kaina ar nemažėtų? Ne, tai jeigu gyventojai mokėtų už šitą paslaugą, jums įeina į pelną, ta prasme, tas... Tai mažėtų bendra kaina visiems, ta prasme. Tai apie tai ir kalba. Tai reiškia, jūs sakot, neįtakoja, aš sakau, kad įtakoja ir viskas. Ne, neįtakoja. Nu, supratau. Gerai, ačiū. Taip, klausimų daugiau nėra. Balsuokim. Keturi už, susilaikė vienas, pritarta. Ačiū. 5. darbotvarkės klausimas. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 dienos sprendimo numeris T267 dėl nekilnojamojo turto mokesčių tarifų nustatymo pakeitimo. Prašom, Aistė, ką keičiam ir... Tai čia toks labai techninio pobūdžio pakeitimas ir projektu yra numatyta patikslinti sprendimo 1.2 ir 2.1 papunkčiuose apleisto ir neprižiūrimo turto sąvokas, kad jos atitiktų Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto mokesčio įstatymą ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu dėl apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamo turto nustatymo sąrašo sudarimo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pirmų punktų patvirtinto apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamo turto nustatymo sąrašo sudarimo ir jo keitimo tvarkos apraše numatytas sąvokas. Tai tiesiog apleisto neprižiūrimo turto pati sąvoka keičiasi, iškinamajame rašte esam ir lyginamajame variante pažymėjo, kaip skamba nauja formulė. Martynai, kas čia jums neaišku? Aš dar noriu paklausti, o tai 0, ar ne, čia yra 3% punktai, ar ne, o tai maksimumas čia yra 3, ar didesnis yra maksimumas, jeigu apleistas? Maksimumas 5 berods yra dabar pagal naują įstatymą maksimumas. O kodėl mes netaikom tada maksimumo? Nes taryboje buvo nuspręsta 3% 26 metais. Bet seniau mes didesnį turėjom, ar ne? Ne, 3. Visada 3 buvo, bet ir 3 maksimumas būdavo, ar ne? Dabar negaliu pasakyti, kaip įstatymė buvo anksčiau, ar tai jau buvo maksimumas, ar man atrodo, kad ne, nes dabar, kai keitėsi nekilnojamo turto įstatymas, tai vat, ir buvo padidintas iki 5%, kiek atsimenu. Bet čia reikėtų man tada įstatymą. Aš lyg ir pamenu, kad kažkada mes esam diskutavę ir kad jau buvo, ta prasme, buvo atsakymas, kad įstatymas daugiau neleidžia, tai yra maksimumas. Tai dabar įstatymas daugiau leidžia, tai aš manau, kad logiškai būtų, jeigu yra neprižiūrimas turtas, būtent tai taip kažkaip skatinto žmonės tą turtą tvarkytis, o ne, ta prasme, šiaip laikyti ir ten po tos 3% mokėti, tai galėtų būti. Tai čia pasvarstykit, bet čia
Atrodo, sakau, šiais metais buvo ir tiek darbo grupė išdiskutuotas tas klausimas, nes visus įkainius, taigi tuo tarifus peržiūrėjom, tai kaip ir buvo pasilikta prie to 3 procentų, taryboje patvirtinta, tai kol kas dabar ir toks ir yra. supratau. Jeigu galim, tada tos darbo grupės kažkokį protokolą atsiųskit, įdomu, gėliai supažinti, kokie argumentai buvo gerai. Gerai. Balsuokime. Penki už pritarta. Šeštas darbotvarkės klausimas. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių Gilija 2026 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo, nesumažinimo, pranešėja Aistė Petkuvienė. Prašau, Aistė. Taip, tai sprendimo projekto tikslas yra sumažinti, nesumažinti Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sąskaitą UAB Šiaulių Gilija 2026 metų valstybinės žemės nuomos mokestį 2153,60 eurų suma už 0,3065 hektaro ploto žemės sklypą adresu Išradėjų gatvė 20C Šiauliai. Šiaulių miesto savivaldybės administracija gavo įmonės prašymą, kuriame prašoma vadovaujantis mokesčių lengvatų teikimo taisyklių 10.2.1 papunkčio pakeitimo nuostatomis detalaus plano koregavimo metu 2026 metais netaikyti žemės sklypui padidinto 4 procentų žemės nuomos mokesčio tarifo, kadangi įmonė 26 metų gegužės 25 dieną su uždara akcinė bendrovė Siena sudarė projektavimo sutartį, pagal kurią atliekamas detaliojo plano koregavimas, atsižvelgiant į tai, kad įmonė nurodė objektyvias valstybinės žemės nuomos sutarties nesudarimo priežastis ir priežastis atitinka taisyklių 10.2.1 papunktyje nurodytą kriterijų, siūloma įmonei 2026 metų mokestį mažinti tą dalimi, kuria padidintas tarifas. Taip, klausimų turit? Jo, norėjau paklausti, ar tai reiškia, kad ir kitais atvejais, jeigu bus pradėtos kažkokios, sakykime, procedūros, kaip jūs šiandien sakote, ne, ten, kur reikia pakeisti ar detalų į planą, ar ten žemės sklypą, ar dar kažką, tai visais atvejais mes tada priimsim tokį sprendimą mažinti. Tai jeigu atitiks tie atvejai mūsų mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse numatytus kriterijus, kuriuos mes pasitvirtinom beje šiais metais, dabar neatsimenu prieitam ar užprieitam tarybos posėdyje, tai tada taip mes siūlysime sumažinti, bet ne atleisti, o sumažinti tik tais. Ačiū, Aistei, balsuokime. Alternatyvus balsavimas, pirmiausia pasirinkti reikia. 5 komiteto nariai pasirinko sumažinti, į pagrindinį balsavimą išeis sumažinimo. Penki už pritarta sumažinti. 7 darbotvarkės klausimas. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio taikomo 2027 metais ir vėlesniais metais vykdomoms veikloms, kuriomis verčiantis gautos pajamos apmokestinamos įgyjant verslo liudijimus. Sąrašo ir verslo liudijimus įgyjantiems gyventojams taikomų lengvatų 27 metais ir vėlesniais metais sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Aistė. Prašom, Aistė. Taip, tai sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti 2027 ir vėlesniems metams fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir lengvatas gyventojams įsigyjantiems verslo liudijimus bei vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, atnaujinti veiklų, kuriomis gali būti verčiamas įsigijus verslo liudijimo rūšių sąrašo kodus ir pavadinimus, kad jie sutaptų su nauja ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus redakcija. Taip pat šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma sumažinti verslo liudijimų kainas, neribojant veiklos teritorijos nuo 684 eurų iki 500 eurų pagal šias veiklas. Tai yra prekyba tik ne maisto produktais, prekyba kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų soliariumų veikla, gyvenamosios paskirties patalpų nuoma ir specialiai statybos darbai.
Analizuojant statistinius duomenis apie išsiimtus verslo liudijimus pastebėta, kad 699 Šiaulių miesto gyventojai 2025 metais įsigijo verslo liudijimus svetimos savivaldybės teritorijose. Priežastis, kodėl gyventojai perka svetimos savivaldybės teritorijoje, nėra labai žinomos, tačiau galima daryti prielaidą, kad viena iš priežasčių yra mažesnė kaina tose svetimose savivaldybėse. Todėl siekiant paskatinti Šiaulių miesto gyventojus vykdant veiklą ne Šiaulių mieste, įsigyti verslo liudijimus ne svetimoje savivaldybėje, bet neribojant veiklos teritorijos, tai ir atrinkome tas veiklos rūšis, kurios yra populiariausios, daugiausiai tų verslo liudijimų išsiimama. Ir tik taip tikimės, kad į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą bus surinkta papildomai pajamų. Aišku, ačiū, tikrai ten išsamios lentelės yra pridėtos, tikriausiai skaitėt projektą, matėt. Klausti norėtų Martynas, klauskit Martynai. Nu, tai va, būtent iš tų lentelių man, žinokit, biškutį neaišku. Tai ar tai reiškia, kad tu gali įsigyti dabar verslo liudijimą kirpyklai, nežinau, išsimti Joniškį, o paslaugas vykdyti Šiauliuose? Ne, tik tais Joniškį ir būtų vykdomas veiklos. Nu, tai o jūs tenai, tai o kodėl mes tada čia keičiam, jūs sakot, kad kituose miestuose išsimti ir ten toje lentelėje, kur surašyta. Nu, tai jeigu tu statybininkų... Bet ten išsiima, kaip pavyzdys, šiaulietis išsiima verslo liudijimą Joniškyje, pinigai plaukia į Joniškio biudžetą, ar ne, ir veiklą jis įvykdo Joniškyje, bet lygiai tas pats šiaulietis gali įsiimti verslo liudijimą neribojant veiklos teritorijos, būtent Šiaulių mieste įsiimti šitą verslo liudijimą, pinigai jau ateis į mūsų biudžetą, bet jis galės tą veiklą vykdyti tiek Joniškyje, tiek kitose miestuose. Dar kažką paaiškinti. Tai reiškia, kad tai jeigu dabar pas mus paaiškina... Be apribojimo savivaldybės. Nu, tvarkoj, tai čia yra jau tas visoje Lietuvoje galiojantis, tai čia nebe mes jį nustatom tada? Ar mes irgi nustatom visoje Lietuvoje? Taip, mes nustatom. Ta prasme, yra 3 grafos, jeigu matėte, ir priedus pridėtus, neribojant veiklos teritorijos, yra Lietuvos Respublikoje išskyrus tam tikrus, tai yra didžiuosius miestus ir Neringos savivaldybė, ir konkrečioje savivaldybės teritorijoje. Yra 3 tokios grafos, šiaip visur tą tarifą nustatom mes. Nu, tai palaukit, tai ar taip išeina, kad jeigu mes padarytumėm, pavyzdžiui, labai pigiai ir sakytumėm, neribojam teritorijos, tai tada pas mus galėtų tą verslo liudijimą išsiimti ir vilniečiai, ir kauniečiai, ar ne? Ne visais atvejais, ta prasme, žiūrint, ką jie imtųsi, jeigu yra vilnietis ir jisai nori Šiaulių mieste vykdyti veiklą, jisai turėtų tada naudotis tuo tarifu, kuris yra konkrečios savivaldybės teritorijoje. Bet jeigu yra vilnietis ir jis nori vykdyti veiklą visoje Lietuvoje, tai jis verslo liudijimą turi Vilniuje išsiimti ir tie pinigai Vilniaus savivaldybės biudžetą įeina. Čia tokia šiaip labai painus yra šitas... Labai painus, nes, pavyzdžiui, aš kada dar yra kažkokia tai prekyba, suprantu, tu nuvažiavai, išsiemi verslo liudijimą, ten prekiauji saldainiais, vieną kartą Joniškį, kitą kartą Vilniui, trečią kartą dar kažkur. Bet, pavyzdžiui, nuoma. Tai jeigu tu turi nuomą būstą Šiauliuose, tai kaip tu gali, ta prasme, visoje Lietuvoje tą veiklą vykdyti? Ne, tai jeigu išsiemi verslo liudijimą neribojant veiklos teritorijos, tai ir gali veiklą vykdyti visoje. Bet tai tu būtą tai neperkelsi iš Šiaulių į Vilnių? Bet jeigu tik išsiima Šiauliuose, tai tik Šiauliuose ir gali vykdyti veiklą. Tai kam tada reikia padaryti, kad visoje teritorijoje jis veiktų? Nes irgi ten grafa padaryta ir jūs ten irgi suskaičiavus, kad ten kažkiek tai žmonių tipo kitur vykdo veiklą. Tai jis turės išsiimti kitoje, jeigu jis statybininkas dirbs kitoje savivaldybėje, tai jis ir turės tenai išsiimti verslo liudijimą, jis negalės, kaip jūs ir sakot. Tai tikslas mūsų ir yra, nes mes sakau, pagal valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą statistiką pastebėjom, kad dalis šiauliečių išsiima verslo liudijimus kitose miestuose ir vykdo tik tais tam konkrečiam kitam mieste išsiėmęs verslo liudijimą. Tai kas jį ten traukia, tai tikėtina mažesnė kaina. Tai jeigu jis tą verslo liudijimą, būdamas šiaulietis, išsiima čia Šiauliuose, bet pagal tą grafą, kur yra neribojant veiklos teritorijos, tai jis galės ten vykti tam kitam mieste, bet dar ir visoje likusioje Lietuvoje, bet ir pinigai tada į mūsų biudžetą ateis.
Nežinau, kaip dar kitaip paaiškinti, Nežinau, bet kažkokį būtumėt nupiešus kokį nors grafiką, būtų aiškiau, nes aš tai nesuprantu. Tai jeigu tu statybininkas esi ir dirbi, dabar išvažiavai dirbti stogą, nežinau, dėti į Joniškį, nu tai tu ir dėdi stogą Joniškį ir tu turi išsimti Joniškį verslo liudijimą, kad galėtum vykdyti veiklą. arba neribojant veiklos teritorijos Nu, gali bet vis tiek turėsi išsimti tenai Joniškį dar Ne, papildomai. jeigu Ne? jis šiaulietis, jis turės išsimti Šiauliuose. Nu, supratau, vis tiek nesupratau. Taip, kad pinigai liktų būtent tos Ne, savivaldybės. nu žiūrėkit, Trima, o tai jūs galite pažiūrėti, pavyzdžiui, kaip yra jūs ką, jūs dabar iš valstybinės mokesčių inspekcijos kokių jų duomenų paprašė, tik tais, nu, plikų verslo liudijimų, ta prasme, yra ten galiojimai, kiek jis įgalioja, ar jis dažnai ten keičiamas, ar čia metam laikui jis yra šitas verslo liudijimas. Verslo liudijimai metam, ilgiausiai metam gali būti išduoti, gali tam būti dienai, dviem. O galit jūs paimti, pavyzdžiui, ir pasižiūrėti prie to deklaruojamas pajamas? Tokios statistikos tai tikrai nebus. Kodėl? Nes prie Kaip tai nebus? viešai prieinamų duomenų, tai ką mes jau turim, tą turim. Tai vat sakau, Tai jisai turi tą prasme deklaruoti, ar per pagal. Ne, verslo liudijimą, jeigu tu gavai, tai tu, nu, ta prasme, nereikia teisingai tau tada deklaruoti pajamų, tu susimoki tik Tu tais ten. gali ir vienai dienai nusipirkti. Tai. Jo, bet vat įdomumo dėliai, nu, ar tai tik tais verslo liudijimą turintys žmonės, ar tai turintys ir individualią veiklą, tai dar dirbantis. Nu, ta prasme, kad biški daugiau tų atributų būtų, tada aiškiau būtų susidaryti paveikslą. Individuali veikla jau yra atskiras jau visas. Jo, bet tai gali žmogus ar negali turėti individualią veiklą ir verslo liudijimą. Turbūt gali, nežinau, negaliu atsakyti šito klausimu. Tai aš nežinau, aš galiu jums dar valstybinės Atsiųskit, jo, įdomu pasižiūrėti. kur matysis. Nes aš tai nematau, ką mes čia sprendžiam, ta prasme, aš nesuprantu iš to tarybos sprendimo, ką mes sprendžiam. Kad mes papiginam verslo liudijimus, jeigu žmogus nuomoja, nu, nekilnojamą turtą, tai tikrai yra jau tas verslo liudijimas neadekvačiai mažas, lyginant su individualia veikla. Jeigu tu turi individualią veiklą ir legaliai moki mokesčius už nuomą ir taip toliau, ta prasme, tai yra, nu, čia labai labai maži pinigai ir mes dar juos sumažinam. Tas pats su statybų sektoriumi. Tai dar labiau sumažinam. Kai visi aiškina, pasižiūrėkit čia apie šešėlį ir taip toliau, tai kaip tik gal reiktų ne mažinti, o didinti. Ne, bet aš kaip suprantu, tai dėl to sumažina, kadangi tasai šiaulietis nepirktų Joniškį, Radviliškį ar kažkur, bet pirktų, būdamas Šiauliuose, kad liktų tie pinigai, kuriuos jisai čia gyvena, būna, vykdo veiklą, bet nusiperka tą verslo liudijimą kitą mieste, tie pinigai lieka būtent kitą mieste. Ne, nu negali, Rima, tai būti. Ta prasme, jeigu tu kirpyklą turi čia, tai tu nesipirksi verslo liudijimą Radviliškį. Nu, tai tu čia tokia būsto nuoma, arba tas pats stogų dengimas, ar ten dar kažkoks, tai kodėl ne? Nu, tai stogų dengimas nuvažiavai į Radviliškį, uždengi stogą, nu ir baigėsi. Lygiai tas pats, Aistė, aš taip suprantu, pavyzdžiui, aš turiu kirpyklą Šiauliuose, būdama šiaulietė, ar ne, ir tiesiog noriu dar atsidaryti vieną ten plauti galvas Joniškį. Ar aš galiu nusipirkti šitą tą vieną bendrą regionams, ar negaliu nusipirkti? Tai jeigu norim jau ten per kelis miestus vykdyti, tada mes turim pirkti neribojant veiklos teritorijos. Taip. Čia, bet Šiauliuose ir tada tie pinigai į mūsų biudžetą. Nu, tai sakau, tas, Martynai, jūs sakot, nu, nesuprantat, kodėl mes čia siūlom keisti, tai, nu, tarsi sakau, kaip ir bandau paaiškinti, kad yra ta pagal VMI pateiktą statistiką, mes matom, kad beveik 700 gyventojų įsigyja kitose teritorijose. Tai va, mes ir norim paskatinti jūs geriau įsigykit pas mus Šiauliuose, neribojant veiklos teritorijos pagal šitą kategoriją, tai jie galės, vienas dalykas, sumokės mažiau už verslo liudijimą negu ten galbūt kitose miestuose ir galės veiklą vykdyti netgi dar daugiau miestų, o ne vienoje savivaldybėje. Ir tie pinigai į mūsų biudžetą ateitų. Sakau, čia gal yra painu tai, kad vienais atvejais ten turi būti deklaruota Šiaulių mieste, kitais atvejais jau tada nebūtinai. Nu, va čia tą painumą galbūt tai ir įneša, bet mes tikrai tokią gan gilią analizę atlikom ir... Ne, nu, Aiste, man suprantama, kada yra komercija. Nu, ta prasme, nu, gal dar suprantama kirpėja, nu, va, 3 dienas padirba čia, 2 dienas ten, 3 dienas dar kažkokiam mieste, bet man visiškai nesuprantama, nu, kada yra, pavyzdžiui, būsto nuoma. Nu, tai jeigu tu turi būstą čia ir visiems verslo liudijimo nuomoti, nežinau, būtą,
Tai koks skirtumas, ta prasme, nu, tada to verslo liudijimo dydis? Jeigu jūs sakot, kad jeigu tu norėsi Radviliškį turėdamas būtą nuomot, ten irgi turėsi išsimti verslo liudijimo. Tai kaip tas, tai kaip, nu, tai kur tada gausis tam žmogui čia, ką jam nebereikės, nu, to įprasto verslo liudijimo? Reikės, mes tada jį tik tais atpiginam, jis tada pasims, nu, tą, kur sakot, galiojantį visoje Lietuvoje. Nu, paprasčiausiai mes čia negausim daugiau pinigų, mes čia prarasim, nes pagal skirtingas veiklas. Nu, gerai, atsiųskit, nes gal biškai reikia man jo daugiau suprasti, nes kažkaip nelabai aš čia, žinokit, pagaunu. Mes ryškinamam rašte truputėlį tos Gal aišku darom taip. Jūs dar atsiųskit, o mes čia susidėliosim kaip. Aš manau, kad reikia bandyti ir pasižiūrėti vis dėlto, kad daugiau tų pinigų liktų Šiauliuose. Balsuokim. Keturi už pritarta. 8 darbotvarkės klausimas. Dėl leidimų prekiauti, teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiuose vietose išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Aistė, prašom. Taip, tai tikslas yra Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti leidimo prekiauti, teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės viešosiuose vietose išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašą. Šiuo metu aprašas yra patvirtintas savivaldybės mero potvarkiu, tačiau gyvenant vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 28 punktą, kur nustatyta, kad išimtinės savivaldybės tarybos kompetencija taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė ir kitų taisyklių tvirtinimas, siūlome anksčiau minėtą tarybos, tai yra aprašą tvirtinti tarybos sprendimu. Tai čia kaip ir Liepos mėnesio taryboje ėjom su rinkliavų nuostatais, su prekybos taisyklėm, tai dabar ir lygiai taip pat su išdavimo aprašu, kad tai būtų tarybos tvirtinta, ne mero. Klausė Martynas, klauskit Martynai. Aš čia irgi biškai skaičiau dar ir aiškinimą raštą. Man gali čia paaiškinti, o kaip čia dabar yra tas prioritetų tvarka, kas irgi čia ją nustatė? Nu, kad tenai per pirmas dienas tenai kažkaip, ar ne, šiauliečiai, paskui užsieniečiai ir panašiai. Taip, tai kas liečia šiauliečius, tai tikrai siekiant paskatinti mūsų miesto verslininkus, tai buvo nuspręsta, kad pirmasias 2 dienas, čia kalbam apie Šiaulių dienas, ar ne, tai jie gali pirmasias 2 dienas teikti prašymus prekybai, dėl to, kad kai nebuvo to tokio prioriteto, tai tikrai labai daug iš visų įvairiausių miestų suteikdavo prašymus ir šiauliečiai nebegaudavo vietų. Tai toksai atsižvelgimas į Šiaulių miesto verslą ir skatinimas, ir dėl to nusprendėme tas pirmasis 2 dienas padaryti būtent tik tais jiem registracijai. O su užsieniečiais tai irgi taip pat, kad paskatinti tą mugės tarptautiškumą, kad užsieniečių nors kažkiek būtų ir prekiautų, tai taip pat irgi siūlome jiems registruotis. Šiaip jų niekada nebūna labai daug, ten 1-2 kokie tie prekybai. Tai tada radviliškiečiai bus ir Šiaulių regiono, kaip sakant, gyventojai iš Kelmės Šaukštų nepriimsim, o sakysim, Latvija atvažiuokit su savo šlepetėm prekiauti, taip? Kol kas tvarkoje yra taip numatyta. Ir taip pat ir dėl paties Lilio kaip sistemos veikimo principų, nes užsieniečiai apskritai jie negali pateikti ir prašymų per Lilį, tai jie teikia elektroniniu paštu arba per e-pristatymą. Tai vėlgi nėra techniškai. O tai kaip jūs tada vertinat, jeigu sakot negali per, nes ten dažnai minit tą programą, ne? tą licencijų išdavimo, ten kažkokią tą tvarką. Tai kaip tada tas dalykas vyksta? Kaip jūs žinosit, kad jau dabar stop pagal vietų skaičių kažkokį sustabdyta ar kaip? Ne, tai tos pirmos 2 dienos ir yra, kad teikia tiek šių. Na, jeigu per 2 dienas, tai bet mes vietų tai skaičių turim ribotą, ta prasme, ne dienų skaičius. Tai jeigu turim ten, nežinau kiek vietų yra, tarkim 150 vietų, jeigu per 2 dienas yra 50 vietų, tai trečdalis, jeigu per 2 dienas yra 100 vietų, tai 2 trečdaliai. Jeigu per 2 dienas visas 100 vietų, tai ką tada reiškia, tada jau kitiems nebegalios, nei Latviam, nei ten
ne iš Kelmės, ne iš kažkur, ta prasme. Tai jeigu kažkurioje konkrečioje zonoje, nes ten dar prekybos zonos yra skirstomos pagal tai, kuo prekiaujama, tai jeigu toj zonoje nebebus vietų, tai taip prašymų ir nebepriimsim, tai vadinasi, pirksim šiauliečių produkciją. Nu, o tai ta produkcija, taigi nėra tenai kažkaip aprašyta, kokia turėtų būti ta produkcija. Ar ten... Yra zonos, yra tautodailininkų, kur gali tik su tautodailininku pažymėjimu, yra maistas, yra karšto maisto zonos, tai yra zonos suskirstytos ir, na, iki šiol tikrai tų vietų daugiau mažiau visiems užtekdavo ir tos problemos kažkokios. Aš manau, ir užteks. Taip. Nu gerai, žiūrėkit, dar paskutinis klausimas. O tai dabar ten tos, kitas man čia bus paskui, man atrodo, dar susekančių ten sprendimų, tas konkursas, ne? Nu tai gal tada ten kitus klausimus turėsiu. O tai dabar va, dėl šito, tai yra čia kažkokia, nu tas pats, jūs ten minit tą programą, kaip jin ten, Lilis. Tai, o kaip tas procesas vyksta? Galite irgi atsiųsti, nu tai ten aprašyta turėtų būti, kaip, kada pateikiamas prašymas, kada tas, nu, kaip tas eiliškumas tada susidėlioja. Tai viskas šitam apraše ir yra aprašyta. Kai yra jau, sakykime, prasideda registracija, žmonės teikia prašymus, eilės tvarka, visi prašymai yra vertinami, jeigu viskas yra gerai, viskas atitinka reikalavimus. Suprantu tą, bet informacinė sistema turi turėti irgi ten, nežinau, kažkokius tai savo, nu kažkokią tai tvarką, nežinau, informacinės sistemos nuostatą ar ten dar kažkas, nu ir ten, čia gautas prašymas, tada vyksta tas ir tas, tada ten patvirtina, kaip pavyzdys, darbuotojas. Nu, va, tokią schemą įmanoma pasižiūrėti, nes kažkaip man čia irgi aš nelabai suprantu, kaip tada, kodėl mes, pavyzdžiui, Latvius dabar, nu, išskiriam ir neleisim Šiaulių regiono iš Joniškio atvažiuoti. Norės šaukštus gaminti, ne, bet Latvis, ta prasme, galės. Tai gali ir Joniškis visi gali, kaip ir minėjau, vietų tikrai visiems užtenka ir, na, visos Lietuvos turbūt nesutalpinsim, bet tikrai dar, kaip pastebit, per šventes lieka dar ir tuščių vietų, tai čia tikrai... Manau, čia problemų nėra dėl šitų dalykų. Nu, tvarkoj, bet tai atsiųskit man gerai ten. Tai šiaip visa tvarka yra šitame apraše, aš daugiau neturiu jums ką atsiųsti. Tai... Ne, informacinės sistemos, nu tai turi tvarką, ta prasme, informacinė sistema turi būti aprašyta aiškus algoritmas, kaip ta prasme viskas vyksta. Nežinau, IT poskyrio paklausiu, bet mūsų skaičius neparuojam šitą klausimą. Balsuokim. Keturi už, susilaikė 1, pritarta. 9 klausimas dėl konkurso gauti leidimą prekiauti, teikti paslaugas viešosiuose vietose organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašom, Aistė. Taip, tai čia iš principo irgi ta pati situacija, kadangi buvo aprašas patvirtintas mero potvarkių, o vietų sąrašas direktoriaus įsakymu, tai taip pat vadovaujantis tiek rinkliavų įstatymo, tiek savivaldos įstatymo nuostatomis teikiamą sprendimo projektą, kuriuo siūlome patvirtinti konkurso objektų dalykų vietų sąrašą su priedais schemomis ir konkursų gauti leidimą prekiauti, teikti paslaugas viešosiose vietose, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. Balsuojam. Aš noriu klausimą, žinokit, sakiau dar dėl šito irgi užduoti. Klauskit, stabdom balsavimą. Tai žiūrėkit, tai kaip dabar, ar tai yra tos vietos, kurios užžymėtos, mačiau ten pridėtos tos schemos, tai viskas jos ir nesikeis, ta prasme, nu ten nurodyta paslaugų teritorija, pavyzdžiui, tenai prie Lapės, ar ne, ten ant ežero užbrėžta ta ir tada vienintelė vieta, kur teikti kažkokias, nu, ta prasme, prekybos vietą, ar ne? O tai kodėl negali būti daugiau ten, pavyzdžiui, prekybos vietų prie Talkšos ežero? Nes mes dabar uždedam, kad realiai, nu, nes, pavyzdžiui, ten, kaip suprantu, vat kaip jūs sakot, bulvare, tai mes ten yra kažkokia šventė, skelbiam konkursą, ten taip toliau ir taip toliau. Čia tie tokie dalykai nepapuola. Tai čia dabar jeigu yra kažkoks prekybininkas ir ten gamina, nežinau, kažką tai pavalgyti, pabūti ir taip toliau, tai gali vykti. O reiškia, visiems kitiems ten negalės, nes bus nurodyta ta vieta, kad tik tai toj vietai tu gali, ar ne, stacionariai teikti kažkokias paslaugas. Tai kodėl? Ar kas nusprendė, kad būtent daugiau negali atsirasti jų? Nes ten, jeigu matėt, aplinkui tai yra ir kitų kavinių, tik juos ne valstybiniai žemėje, ar ne, atsiradę. Tai man taip kažkaip keista, kai mes turim tiek dabar sutvarkytos teritorijos palei ežerą ir mes neleidžiam niekam tenai įsikurti ir jokios papildomos veiklos vystyti.
Tai, kad mes neleidžiam niekam įsikurti, turbūt tikrai negalėtumėm sakyti. Tai vienas dalykas, konkursų objektų dalykų vietų sąrašas yra sudaromas ir atsižvelgiant į tai, kaip yra numatyta viešųjų erdvių projektuose, ar ne, nu, kaip pavyzdys dabar ten projektuojamas Lieporių parkas ir ten jau yra iš karto numatytos kažkokios vietos, ten prekybai, paslaugų teikimui ir panašiai. Tai šitos vietos jau automatiškai atsiras mūsų būtent šitam sąraše. Lygiai taip pat dar yra ir, sakykime, yra iniciatyvos ir iš verslo, kur sako, kad norėtumėm to ir toje vietoje galbūt vykdyti kažkokią veiklą. Tai yra sudaryta darbo grupė, kur tokius prašymus nagrinėja, atsižvelgia į vairiausius ten kriterijus ir panašiai, žiūri, kad netrukdytų pėstiesiam ir panašiai. Ir jeigu yra ta vieta tikrai galima prekybos ar paslaugų teikimui, tai mes tokią vietą taip pat siūlom įtraukti į tokį sąrašą, skelbti konkursą ir jau ateis tas, kas pasiūlys didesnę kainą. Nu, bet tai čia toje vietoje nėra, kai mes dabar patvirtinam, dabar šiuo tarybos sprendimu mes patvirtinsim individualias konkrečias vietas ir nebus jokios galimybės, nes čia parašyta 5 metų laikotarpį, ta prasme. Tai kas turės vykti, aš dėl ko klausiu, dėl to, kad nu, jūs čia labai gražiai pasakot, darbo grupė, ten taip toliau skaitėt, turbūt kolegos, prieš čia pusantro, prieš 2 mėnesius straipsnį apie tai, kaip nu, va, tos mūsų biurokratinės taisyklės, nu, ta prasme, realiai sužlugdė verslą, kuris, mano nuomonė, galėjo irgi čia būti labai sėkmingai Šiauliuose vystomas, kur iš Škotijos parvykę, ta prasme, sugrįžę lietuviai, šiauliečiai bandė čia kabintis, daryti verslą, buvo pažadėta vienai, paskui darbo grupė nusprendė kitaip, neleido jiems būti. Nu, jūs galit palinguoti galvą, nu, nes nuo jūsų... Bet ne tai buvo. Nu, ta prasme, ne tai buvo, taip ar ne taip, bet esmė, kad dabar jų nebėra čia. Nu, tai jūs galite pasakyti taip ar kitaip, bet realiai, nu, nebuvo jiems galimybės kažkur tai įsikurti ten, kur, ta prasme, jie norėjo. Jūs sakot, nu, mes leisim įsikurti, bet tada susirinks darbo grupę, pasvarstysim ir skelbsim konkursą. Nu, aš, ta prasme, Rima, žiūrėkit, mes turim sukurtos infrastruktūros, beveik kiek aikštėj šiais metais, ta prasme, absoliučiai jokių renginių nieko nebuvo. Mes turim sukurtą beveik kiek infrastruktūros ir mes neleidžiam ją, ta prasme, naudotis. Aš nesuprantu, kodėl negalėtų atsirasti kažkokios tai, ar ten trumpalaikiai, bent vasarai, nu kažkas galėtų įsikurti prie tos pačios talšos, ne? Ar toj pačioj centriniai aikštėj. Kodėl mes, leiskit man pabaigti pasakymą, gerai? Kodėl mes ten, pavyzdžiui, nusprendžiat jūs pastatyti 6 kažkokius tai kioskelius, kur būtinai tik tais tie kioskeliai turi būti kažkokioj tai eilutėj prie šitą centrinį aikštį per nu, ta prasme, kalėdų laikotarpiu. Bet kai sugalvoja meras atvežti ir čia nei temą, be jokių kraštovaizdžių, be nieko pastatyti šitą apžvalgos ratą, tai kažkaip nei darbo grupiai niekam jokių klausimų, ta prasme, nekyla. Nu, tai mano nuomonė, čia yra biški tokie dvigubi standartai. Ir aš tai už tą sprendimą nebalsuosiu, nes neturėtų būti. Įkalam dabar mes ir sakom, viskas čia 5 metus, vien tik tai stoj vietoj, ta prasme, tu turėsi vykdyti veiklą, jokių kitų galimybių niekam nebus, nes taip nusprendė, ta prasme, taryba. Ar ten darbo grupė kažkokia. Žiūrėkit, aš tikrai norėčiau pasakyti, čia tikrai kalbam apie 5 metus, tai yra sudaroma su konkurso laimėtojų sutartis ir taip jisai įsipareigoja 5 metus vykdyti veiklą, bet tai čia yra jo paties iniciatyva, jisai pats teikia paraišką ir pats nori toje vietoje vykdyti veiklą. Nu, kaip pavyzdys marionetė, ar ne, Talkšos pakrantėje. Tai jie yra konkurso būdu atėję, jie pasirašė sutartį ir vykdo veiklą ir dar turės galimybę tą sutartį pratęsti. Šitas sąrašas, kurį tvirtinam taryboje, jisai nėra galutinis ir nejudinamas ir nekeičiamas. Jeigu, kaip ir minėjau, atsiras naujų viešųjų erdvių, kuriuose bus suplanuotos vietos paslaugų teikimui, prekybai, atsiras iniciatyvų iš verslo ir sakys, va, ta vieta yra, ten, nežinau, gera, patraukli, būtų galima vykdyti veiklą ir mes tikrai ją apsvarstysim ir jeigu viskas su ją gerai, tai mes taip pat ją galėsim įtraukti sąrašą ir kame ir yra, ir iškenamajame rašte rašėm prie neigiamų pasiekmių, kad, na, tai administracinė našta mums didėja, nes iki šiol buvo direktoriaus įsakymų tas sąrašas tvirtinamas, tai viską pasidarydavom per kelias dienas, jeigu reikėdavo įtraukti vietą. Dabar taip turėsim rinkti tarybos sprendimą, papildyti šitą sąrašą, bet, nu, kaip jūs sakote, ar ne, kad čia 5 metam ir nepajudinama, nu, tai tikrai net netiesa yra. Tai tik Nu, Aistė, nu, atsiprašau, paskutinį pasakymą pasakysiu. Nu, tai jūs nueikit, pasivaikščiokit, turbūt nueinat prie ežero pasivaikščioti. Nu, jūs matot, kad yra dabar grilis įkūręs ten vagonėlis, nu, faina kavinukė, kur automobilių stovėjimo aikšteliai.
Taip? Ne visai. Nu kaip ne visai? Nu visai, ta prasme, nėra va čia toj tvarko ir panašiai. Tai reiškia, kodėl jinai negalėjo būti kažkur, va, kur sutvarkytoj teritorijai, kur mes turim belenkiek sutvarkytos teritorijos palei ežerą, kur galėtų atsisės žmonės, nežinau, pasidaryti kavinukės, ar ten dabar antims ir tas kažkoks tenai, kur prieplauka laivui padaryta, visą mes tą teritoriją saugom. Lygiai taip pat, kur yra šalia kita kavinė irgi ten tikrai verslas yra investavęs nemažus pinigus, tai kodėl mes nesutikėm galimybės, ta prasme, tam verslui irgi investuoti ir sutvarkyti tą teritoriją. Jūs nuvažiuokit biški, nežinau, į kokį nors, nereikia būtinai į sostinę, nuvažiuokit į Kauną, pasižiūrėkit, kaip ten yra, ta prasme, viešosios erdvės sutvarkytos ir ten verslas yra skatinamas kurtis, kad, tai yra srautas, yra praėjimas ir laiko daugiau to verslo atsiras, tai tuo mums bus geriau, ta prasme, tuo fainiau. O ne mes dabar uždedam kažkokį Žinokit, dabar replika bus. Aiste, kodėl jūs nenorit, kad verslas įsikurtų prie Talšos? Tai prie Talšos ir šiaip yra, prie Tikrai Talšos yra administracija vietų. nenori. Yra vietų ir yra dar laisvų vietų ir tikrai kviečiam verslą. Tai gali tada atvers dabar parodyti man pagal tą brėžinį pridėtą, kur dar yra viena laisva vieta prie Talšos. Pavyzdžiui, prie treniruoklių, kur yra pėsčiųjų dviračių takas, tam posūkiai yra net išasfaltuota, padaryta aikštelė, yra tenai galimybė įsikurti. Yra, kaip ir įtraukti į konkurso objektą. O čia, kur yra srautas žmonių ir kur viskas sutvarkyta, tai čia nėra galimybės, taip? Verslas tokio poreikio neišreiškia, kad dar kažkur, nežinau, ten prie pat latas pastatyti. Verslas išreiškia poreikį įsikurti prie mašinų stovėjimo aikštelės. Bet supraskit, mes negalim visam mieste pridaryti vietų, kurios tiesiog bus tik nubraižytos, bet niekam nereikalingos ir nesinaudos. Tai jūs pirmą nubraižykit, leiskit įsikurti ir tada sakykit, tai kuo daugiau bus, tuo bus gyviau, suprantat? Pažiūrėkit, jūs po bulvarą pasivaikščiokit savaitgalį, ta prasme. Tai ten tuščias, ta prasme, visiškai likęs. Absoliučiai. Gal jūs ne tuo laiku vaikšto, Martynai? Nežinau, man atrodo to pačiu. Balsuokim. Keturi už, susilaikė 1, pritarta. Ačiū, viso gero. Viso gero. 10 darbotvarkės klausimas dėl projekto Verslas be plano B bendrojo finansavimo. Pranešėja Ieva Džiaugienė. Prašom, Ieva. Labadiena. Taip, pristatome tarybai klausimą ir prašome skirti bendrojo finansavimo lėšas. Projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją, kuriai taryba pritarė 23 metų rugsėjį. Projekto vykdytojas, įgyvendintojas Nacionalinė regionų plėtros agentūra, prašomas finansavimas 3879 eurai. Šios lėšos yra suplanuotos biudžete prie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Pats projektas susideda tarsi iš tokių dviejų dalių, tai yra minkštųjų konsultavimo ir įrangos įsigijimo, taip kaip numatyta 2023 metų tarybos sprendime. Tai atsispindi ir šiame tarybos sprendime, savivaldybė prie įrangos įsigijimo neprisideda ir bendrafinansuoja ne daugiau kaip 7,5% minkštųjų veiklų dalį. Nežinau, gal būtų klausimų, jei ne, prašytumėm pritarti. Klausimų kaip ir nematau. Balsuokim. Penki už, pritarta. Ačiū. Ačiū, Ieva. 11 darbotvarkės klausimas dėl įgaliojimų pasirašyti valstybinės žemės perdavimo priėmimo aktų suteikimo. Pranešėja Oksana Gruzdienė. Prašom, Oksana. Labą dieną. Tai gerbiamai tarybai teikiame sprendimo projektą, kurio tikslas įgalioti Šiaulių miesto merą arba jo nesantį pavaduojantį asmenį pasirašyti patikėjimo teisę perduodamų valstybinės žemės sklypų ar jų dalių ar laisvos nesuformuotos žemės perdavimo priėmimo aktus. Ir šito įgaliojimo prašom iki kovo paskutinės dienos, nes paskui jau neaišku kaip. Aišku, kita taryba bus. Gerai, balsuokim.
5 už pritarta. Ačiū. Ačiū. 12 darbotvarkės klausimas. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos ir paslaugos kokybės už komunalinių atliekų ir kitų buityje susidarančių atliekų tvarkymą, ginčų ir skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Eglė Bružienė. Prašom, Eglė. Labadiena, teikiam naujas taisyklės, nes tokių taisyklių turėjimą reglamentuoja nauji atliekų tvarkymo įstatymas. Iki šiol tiesiog būdavo vadovaujamas viešo administravimo įstatymu ir vyriausybės nustatyta skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarka, bet atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas numato, kad skundai dėl atliekų tvarkymo, tiek dėl rinkliavos, tiek dėl paslaugų teikimo turi būti nagrinėjami savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Todėl teikiam šitas taisyklės. Taisyklės yra suskirstytos į bendruosius skyrius, skundų pateikimas, kaip turi būti pateikiami skundai, dėl ko turi būti pateikiami skundai, skundų nagrinėjimo procedūra ir sprendimo apskundimas. Bendriniai dalykai, principas pagrindė yra toks, kad turi būti pateikti skundai raštu, gali pateikti bet kokiamis elektroninėmis priemonėmis arba atvykstant į priimamąjį ir skundo turinys, kad tai negali būti anoniminis skundas, turi būti nurodytas vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, skundo esmė, jeigu žino skundo padarimo aplinkybės ir skundus nagrinėja arba Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras arba Šiaulių miesto savivaldybė priklausomai nuo turinio. Tai gal turėtumėt klausimų? Klausia Martynas. Klauskit, Martynai. Ar teisingai suprantu, kad čia, pavyzdžiui, dabar, ar čia susijęs su to, kad dažnai ten prie kokių nors daugiabučių namų konteinerių yra betvarkė ir ten kaimynai paskųs ar dar kas nors, ar ne? Čia dėl įvairiausių bet kokių skundų, kurie susijęs su komunaliniam atliekom. Ar tai būtų nesuteikta paslauga, ar netinkamai organizuota paslauga. Tai šiuo metu, jeigu apie... Bet ne tiek dėl kaimynų, ar taip mes nagrinėdavom, ta prasme, jeigu ten kaimynas kažkoks išnešė. Bet čia labiau dėl šraco ir savivaldybės santykių. Ar turite dar klausimų dėl taisyklių? Nėra, balsuokime. Penki už pritarta. 13 darbotvarkės klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 metų balandžio 7 dienos sprendimo numeris T106 dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Eglė Bružienė. Ką vėl keičiate, Eglė? Taip jau gaunasi, kai želdynų įstatyme parašyta, kad komisija sudaro tarybą, tai pasikeitus reikia vėl eiti tarybą. Tai šiuo atveju grįžo mūsų iš vaiko auginimo atostogų Laura Rimkuvienė, tai keičiasi ir sekretorė ir komisijos narė. Ir atitinkamai tuo pačiu pasidarėme ir kvietimą, kaip numatyta įstatyme, galbūt yra visuomenės narių atitinkančių reikalavimus norinčių dalyvauti komisijoje, tai tikrai šį kartą pasisiūlė ir juos įtraukiam. Tai nauji komisijos nariai, Kęstutis Aukselis miškininkas, Rima Šimaitė kraštovaizdžio architektė ir Nelda Šutaitė želdynų dizaino specialistė. Žmonės patys pasisiūlė, tai priimam, siūlom papildyti. Labai puiku. Balsuokim. Penki už pritarta. Ačiū, Eglė. Ačiū Jums viso. Viso gero. 14 darbotvarkės klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2026 metų kovo 6 dienos sprendimo numeris T87 dėl kai kurių inžinerinių statinių perėmimų Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn pakeitimo. Pranešėja matau Ernesta Baltutienė. Prašom, Ernesta. Labą dieną. Tai kovo mėnesio tarybos sprendimu buvo nuspręsta perimti Šiaulių savivaldybės nuosavybėn apskaitoje registruotą ir faktiškai valdomą valstybės turtą. Iš viso tai yra sporto ir kitus 10 vienetų inžinerinių statinių, tai ten krepšinio, futbolo, gimnastikos aikštelės, bėgimo takai ir aikštelės. Pasikreipus su tarybos sprendimu į registrų centrą įregistruoti statinius savivaldybės nuosavybėn, buvo
gautas registro centro neigiamas atsakymas, kadangi patikrinus kadastro byloje rasti buvo netitikimai, tai pakeitus kadastrinių matavimų bylas, ten suderinus visus duomenis, pasikeitė ir registro numeris, inventorizavimo data. Tai būtent dėl šitos priežasties yra keičiamas tarybos sprendimas, tai ir išdėstoma nauja redakcija, tai pridedama ir teikiamų tarybos sprendimo projektu numatoma yra pakeisti sprendimo priedo 1 ir 4 punktus, pakeičiant kadastro duomenų nustatymo datą ir vidutinę rinkos vertes, kadangi per tą laikotarpį pasikeitė. Ir iš sąrašo yra išbraukiam 5 punkte nurodyta tvora, kadangi jį registruota buvo kaip sudėtinė kiemo statinių dalis ir keičiama likusių priedų numeracija. Tai tokie techniniai dalykai, kuriuos būtina pakeisti. Taip, be kurių mes negalim praeiti registro centro patikros. Balsuokime. Penki už, pritarta. 15 darbotvarkės klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybėje nuosavybės teisė priklausančio būsto pardavimo. Prašom, Ernesta. Taip, savivaldybės administracija gavo savivaldybės būsto nuomininko prašymą parduoti nuomojamą būstą, kurį jis nuomojasi nuo 2006 metų. Nuomininkas turi galimybę pateikti prašymą įsigyti savivaldybės būstą, remdamas paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktų ir siūlomas parduoti būstas yra įtrauktas į parduodamų būstų sąrašą savivaldybės. Būsto bendras plotas yra 26 kvadratiniai metrai ir siūloma jį parduoti už 31 342 eurus. Kaina buvo nustatyta atlikus individualų būsto vertinimą, pagal kurį būstas vertintas buvo 31 100 eurų ir nuomininkas dar plus turi apmokėti ir patirtas valdybės išlaidas atlikus būsto vertinimą, tai 242 eurus. Norėtų Martynas, klauskit Martynai. Noriu paklausti, tai čia pirmą gautas prašymas ir tada įtraukiam į tą privatizuojamų būstų sąrašą, ar jis buvo įtrauktas į privatizuojamų būstų sąrašą? Ne, jis yra jau įtrauktas. Sueina, tarkim, savivaldybės būsto nuomai sueina 5 metai ir įtraukiama į sąrašą. Taip, sąrašas yra tvirtinamas 2 kartus per metus, tai tas būstas jau buvo senokai įtrauktas į sąrašą. Tai čia butas ar vieno kambario, kaip suprantu, ne? Taip. Ja. Tai o kiek, pavyzdžiui, mokėjo nuomą už tą butą? Žinokit, dabar negaliu atsakyti tiksliai, kiek buvo paskaičiuota ta nuoma. Ir perka neišsimokėtinai, o iš karto, ne? Taip, taip. Čia būtent šiuo atveju tai buvo gautas pensijų kaupimo fondo tos lėšos, kurias buvo, tai ir žmogus būtent gavęs tas lėšas, jis visas padengs bus to įsipirkimo išlaidas. Supratau, tai atsiųskite įdomą dėlę, gerai, kokia buvo nuoma? Gerai. Tiek. Klausimų daugiau nematau, balsuokim. Penki už, pritarta. 16 darbotvarkės klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 dienos sprendimo numeris 169 dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu, negalimu naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Tai dabar priežastis, kodėl jis netenka galios. Kadangi nuo 26 metų birželio 1 dienos įsigaliojo naujai valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo, disponavimo jo įstatymo redakcija, pagal kurios 27 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių turto pripažinimo nereikalingų naudoti ir jo nurašymo būtent tvarką nustato vyriausybė. Ir atsižvelgiant į įstatymo pakeitimus, birželio 17 dieną vyriausybė savo nutarimu pakeitė ir prieš tai galiojusi valstybės ir savivaldybių turto pripažinimo nereikalingų arba netinkamų negalima naudoti ir jo nurašymo tvarkos aprašą. Tai atsižvelgiant į tai, iš karto nebetenka prasmės, nebetitinka ir įstatymų nuostatų savivaldybės turimas aprašas, o vyriausybės aprašas, kuris dabar yra naujai patvirtintas, aiškiai labai reglamentuoja visus savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio turto pripažinimo nereikalingų ir netinkamų visas procedūras, nurašymo yra išskirstyta būtent labai aiškiai ir suprantamai, tai kaip ir
atsižvelgiant į tai prašom, kad siūlome ir savivaldybės aprašą pripažinti netekusių galios, kadangi jis nebetitinka. Tikrai netitinka Ir vyriausybės įstatymas. patvirtintas yra labai aiškiai išdėstyta. Tai, o pačiam tam naujai patvirtintam apraše nebelieka pačios mero funkcijos, kad jo mero sprendimu komisijos siūlymų gali būti nurašytas turtas, kuris neperduotas įstaigoms. Esminis pakeitimas yra ir tai, kad turtą pripažinti nereikalingų netinkamų galima turto valdytojo vadovo sprendimu, tai yra to patikėtinio, kuriam turtas yra perduotas, ir siūlymą teikia vadovo pati sudaryta komisija. O jau turtą nurašyti, tai kaip sprendimą priimti dėl to turto nurašymo, tai jau savivaldybės taryba priima, kaip ir anksčiau, dėl nekilnojamo turto, tai būtent lygiai tas pats buvo aprašyta, ir dėl kilnojamų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė yra didesnė 50 000 arba jau į didesnę pusę. Tai buvo, nors ankstesnėme apraše irgi ta pati buvo, tik tai tiek, kad suma buvo minima nuo 15 000. Dabar suma didesnė. Taip. Ačiū. Jeigu klausimų nėra, balsuokime. Penki už pritarta. 17 darbotvarkės klausimas dėl valstybės turto perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Prašom. Sprendimo projektu siūlome perimti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančias gatves, kurios yra išvardinamas pridedame priedė. Visiems nurodytams inžineriniams statiniams buvo atlikti kadastriniai matavimai ir priėmus tarybos sprendimą bus kreiptasi į registrų centrą ir registruoti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybė. Ir perėmus turtą Šiaulių savivaldybės nuosavybę taip pat prašome pritarimo, kad jis būtų perduodamas patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Gal turit klausimų? Nėra, balsuokim. Penki už pritarta. 18 darbotvarkės klausimas dėl valstybės turto perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Savivaldybės tarybai siūlome perimti Dvaro gatvė 129 Šiauliuose esančius inžinerinius statinius, tai yra stadioną, kurio plotas yra 4740 m2 ir šuolio į tolį sektorių, kurio plotas yra 133 m2. Nurodyti inžineriniai statiniai buvo registruoti dar mokyklos statybos metu, tačiau nekilnojamo turto registre nebuvo įregistruoti kaip atskiri nekilnojamo turto vienetai, kadangi nebuvo tokio nei poreikio, nei reikalavimo įstatymo. Dabar, atsiprašysiu, priėmus savivaldybės tarybos sprendimą ir perėmus stadiono iš šuolio į tolį sektorių savivaldybės nuosavybėn bus kreiptas į registrų centrą dėl šių statinių įregistravimo savivaldybės nuosavybės teisė, ir kadangi sporto inžineriniai statiniai yra Kudirkos progimnazijos teritorijoje ir mokykla, žinoma, jais naudojasi pati, tai ir siūlomas perimti turtas būtų perduodamas progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Balsuokim. Penki už pritarta. 19 darbotvarkės klausimas dėl valstybės turto perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Taip, tai čia labai identiška situacija kaip ir prieš tai buvusiame tarybos sprendimo projekte dėl Kudirkos progimnazijos, tik čia jau mes prašome pritarimo perduoti kiemo aikšteles, ir laiptus. Taip, esančių Šalkauskio gatvė 3, tai Šalkauskio progimnazijos, gimnazijos teritorijoje esančius. Lygiai taip pat statiniai buvo pastatyti dar mokyklos statymo laikotarpiu, tačiau nebuvo įregistruoti dėl poreikio to nebuvimo. O dabar yra atlikti kadastriniai matavimai ir
pasikreipus bus įregistruota irgi nekilnojamo turto registre. Ir taip pat, kadangi statiniais naudojasi pati gimnazija, tai prašom irgi pritarimo, kad perimtas turtas būtų perduotas progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise ir, žinoma, įgalioti administracijos direktorių pasirašyti priėmimo perdavimo aktus. Balsuojam. Penki už pritarta. 20 darbotvarkės klausimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Taip, kadangi, kaip ir minėjau, nuo birželio 1 dienos įsigaliojus nauja valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo disponavimo įstatymo redakcijai, visas savivaldybės turtas turi turėti turto valdytoją, tai yra būti perduotas patikėjimo teisė. Atsižvelgiant į šio įstatymo pakeitimus, birželio 3 dienos sprendimu buvo patvirtintas savivaldybės turto perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę tvarkos aprašas. Ir atsižvelgiant į įstatymo nuostatas buvo parengtas ir šis tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma sprendimo priede visą išvardintą savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamą turtą perduoti, valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę savivaldybės administracijai. Priede esantis turtas yra objektai, kurie yra įtraukti, ir dalis tų objektų, kurie yra įtraukti į parduodamos savivaldybės turto sąrašą, arba yra gauti savivaldybės būstų nuomininkų prašymai parduoti jų nuomojamą būstą pagal paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymą 25 straipsnį. Ir priėmimo perdavimo akto pasirašymui siūlome įgalioti administracijos direktorių turto valdymo skyriaus vedėją. Po akto pasirašymo administracija patikėjimo teisę registruotų nekilnojamo turto registre. Klausimų nematau. Balsuokim. Penki. 21 darbotvarkės klausimas. O, atsiprašau, Jūratė. 5, ar ne? 5 už. Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn patalpą, butą, adresu Vytauto gatvė 265, brūkšnelis 38B, Šiauliuose. Prašom. Tai prašome pritarimo sutikti perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teisė priklausant ir šiuo metu akcinės bendrovės Turto banko patikimo teisė valdoma nekilnojamą turtą, butą, kurio plotas 17 kvadratinių metrų su bendro naudojimo patalpomis esantį Vytauto 265-38B. Tai tarybos sprendimo projektas buvo parengtas vadovaujantis teismo nutartimi, kurie nekilnojamo turto registre neregistruotas ir savininko neturintis butas buvo pripažintas valstybės nuosavybė ir pripažinta teisė gyvenančiam asmeniui jį privatizuoti. Kadangi paramos būstui įsigyti ir išnuomoti įstatymo teikimas yra viena iš savarankiškų savivaldybės funkcijų, Turto bankas savivaldybei turi perduoti šį butą, kad būtų užtikrintas įstatymo laikymasis, teismo sprendimo vykdymas būtent. Prie pridedamų dokumentų yra būtent Turto banko raštas, kad jie sutinka su mūsų iškeltą sąlygą, kad perimdami butą savivaldybė neprisiims jokių su butu susijusių skolinių įsipareigojimų ir neapmokės Turto banko patirtų išlaidų. Todėl savivaldybė perimtų butą be jokių, nepatiriant papildomų jokių išlaidų, be jokių įsipareigojimų, o pardavus butą savivaldybės biudžetas gautų papildomų lėšų. Nuomininkė į savivaldybę nesikreipė kol kas dėl tolimesnių tų procedūrų ir perėmus butą nuomininkai pateikus prašymą, butas būtų parduodamas pagal paramos būstų įsigyti ar išnuomoti įstatymo nuostatas. Aišku, balsuojame. Penki už pritarta. 22 darbotvarkės klausimas dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijai patikėjimo teise. Taip, Šiaulių švietimo kompetencijų centras patikėjimo teisę valdė nekilnojamą turtą esantį Pakalnės gatvė 6A, bendro ploto 63 kvadratinių metrų ir
Šiuose patalpose buvo įsirengę mokymo klasė, tačiau pasikeitus pačiam mokymo modeliui ir atsiradus daugiau mokymo nuotoliniu būdu, klasė tapo nebenaudojama ir nereikalinga jų funkcijom. Tai kompetencijų centro direktorius įsakymų patalpos buvo pripažintos centro funkcijoms nereikalingomis ir kad pateikė prašymą, kad nori grąžinti patalpas jų savininkui, o tai yra Šiaulių miesto savivaldybei. Šiaulių miesto savivaldybės administracija sutiko perimti patikėjimo teisę patalpas, kurios bus naudojamos administracijos funkcijoms užtikrinti ir juose įsikurtų sveikatos skyrius ir kalbos redaktorė. Tai atsižvelgiant į tai, prašome pritarimo perduoti savivaldybės nuosavybės teisę priklausantį šiuo metu švietimo kompetencijų centro patikėjimo teisę valdomą nekilnojamą turtą patalpas Pakalnės 6A Šiauliuose valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise ir įgalioti švietimo kompetencijų centro direktorių ir savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti priėmimo perdavimo aktą. Tai balsuokim. Penki už pritarta. 23 darbotvarkės klausimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Prašau. Taip, teikiamų tarybos sprendimo projektus siūloma perimti savivaldybės nuosavybėn AB Via Lietuva patikėjimo teise valdoma valstybės nekilnojamo turtą kelią numeriu 4034, pavadinimu privažiuojamasis kelias prie Šiaulių nuo kelio Šiauliai Bertužiai. Pats kelio ilgis yra 336 metrai ir jis yra pačios aviacijos gatvės tęsinys. Perduoti perimtą turtą Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybės administracijai valdyti ir naudoti jo disponuojamą teisę. Ir tarybos sprendimo projektas parengtas remiantis Šiaulių miesto savivaldybės Lietuvos automobilių kelių direkcijos bendradarbiavimo sutartimi, pagal kurią savivaldybė įsipareigojo pabaigus statybos darbams priimti aviacijos gatvės tęsinį savivaldybės nuosavybėn. Balsuokim. Penki už. 24 darbotvarkės klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 dienos sprendimo T28 dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos, normatyvų patvirtinimo pakeitimo. Šiaulių miesto savivaldybių patikėjimo teisė buvo perduoti melioracijos ir hidrotechnikos statiniai, tai 2026 m. birželio mėnesį buvo perimti. Jie yra buvusiame Žaliūkių kaime, tai dabartinė Šiaulių miesto savivaldybės teritorija. Šiam turtui turi būti nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, kurių savivaldybė iki šiol nebuvo nusimačiusi, kadangi nebuvo poreikio, tokio turto mes neturėjom. Tarybos sprendimo projektu siūloma pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 24 metų vasario 1 dienos sprendimu patvirtintas normatyvus ir juos papildyti naujais, tai yra įtraukiant melioracijų, magistralinių griovių, statinių grioviuose, drenažo bei jo statinių nusidėvėjimo normatyvus. Nustatyti normatyvai yra tiesiog tipiniai normatyvai, nustatyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12 standarte. Ačiū už informaciją, balsuokim. Penki už pritarta. 25 darbotvarkės klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto esančio Aušros alėja 31 Šiauliuose nuomos. Prašom. Ernesta, ką mes čia nuomosim? Šiaulių miesto kultūros centras savivaldybės administracijai pateikė prašymą viešo nuomos konkurso būdu išnuomoti jiems nereikalingas, tai yra jų pačių nenaudojamas ir jie prisipažino jas nereikalingomis jų funkcijoms, tai prašo išnuomoti 51 kvadratinio metro ploto jų patikėjimo teisę valdomą patalpą baro veiklai 5 metų laikotarpiu su galimybė pratęsti dar 5 metams. Tai kaip ir minėjau, patalpa yra nenaudojama ir šiuo metu ir savivaldybės funkcijom atlikimui irgi lygiai taip pat yra nereikalinga naudoti. 1 kvadratinio metro nuomos mokestis buvo paskaičiuotas pagal Šiaulių miesto savivaldybių nuosavybės teisę priklausančio patikėjimo teisę valdomo tvarkos aprašo
Tai yra 3,10 € ir pradinė nuomo ploto kaina būtų 159,28 € be PVM. Tai, kaip ir minėjau, nuomos terminas būtų 5 metams su galimybė pratęsti. Tai atsižvelgiant tai siūlome įgalioti ir Šiaulių miesto kultūros direktorių organizuoti sprendimo pirmoje punkte nurodyto į turto viešai nuomos konkursą, pasirašyti nuomos sutartį ir perdavimo priėmimo aktus. Ir nuomos konkurso sąlygose būtų numatyta, kad nuomininkas papildomai turės mokėti už komunalinės paslaugas, užtikrinti lankytojo aptarnavimą 7 dienas per savaitę ir veiklą organizuojant ne vėliau kaip 1 valandą iki renginio pradžios. Man daug dievė, kad atsirastų, nežinau, ar čia Taip, atsirastų. nes iki šiol nėra tokios paslaugos. Tikrai taip. Tai balsuokim. Penki už pritarta. Taip, 26 dėl turto perdavimo savivaldybės biudžetinėm įstaigom patikėjimo teise. Norėčiau nuo šito klausimo nusišalinti, nors neturiu aš jokių nei asmeninių, nei dar kažkokių naudų. Tačiau nenorėčiau šito klausimo pristatyti, tai prašau tada Gintautai perimk mano. Gerai, tai tada prašau pristatykite tą klausimą. Taip, sprendimo projektu prašome perduoti Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Šiaulių miesto savivaldybė nuosavybės teisė priklausanti šiuo metu administracijos patikėjimo teisė valdomą ilgalaikį materialą turtą, nurodyti sprendimo priede, tai yra vaizdo stebėjimo kameras, įgalioti savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti priėmimo perdavimo aktus. Perduodamas turtas yra pripažintas nereikalingų savivaldybės administracijos funkcijoms, pridedame sprendimo priedį yra išvardinta kiek ir kokių stebėjimo kamerų yra perduodamas būtent Santarvės, Saulėtekio, Didždvario, Juliaus Janonio gimnazijoms, Jovaro progimnazijai, Lopšelį darželį Gintarėlis ir Petro Avižonio ugdymo centrui. Šios įstaigos, kaip ir seniau priimtose tarybos sprendimuose dėl kamerų perdavimo, teikė savo poreikius, derino kamerų pajungimo galimybės ir sutiko perimti turtą valdyti, duoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Iš viso įstaigoms būtų perduodami 42 vienetai vaizdo stebėjimo kamerų, iš viso nereikalingomis buvo pripažintos 89 kameros ir šiai dienai dar turime neperduotų 20 vienetų kamerų, dėl kurių lygiai taip pat įstaigos derinasi savo poreikius ir galimybės pajungti prie jau esamos vaizdo stebėjimo sistemos, kadangi tos kameros turi atitikti visas specifikacijas. Tai būtent tiek. Suprantame. Keturi už pritarta. Ačiū. Ačiū, Ernesta, tikrai jau čia jūs išsamiai viską mums nupasakojot. Tai ačiū kolegos už komitetą, už posėdį. Tai iki pasimatymo tarybos posėdžio metu. Visiems gero vakaro, viso gero. Ačiū, viso gero. Viso gero.